žiauriai neatsakinga, visų pirma, be treniruočių varyti. Pasirodo mūsų operatorius be triusikų šiandien sakė atvažiavo. Kartok su manim, nesiparink. Nesiparink. Tai ką, vėl kur buvę, kur nebuvę, atvažiavome į Nemuno Žiedą, 9:30, Jurgita jau treniruotėse 1,5 valandos, pasižiūrėsim, kai grįž, kokie įspūdžiai. Nu tai labas, Jurgita, jau po pirmo važiavimo, kokios emocijos, kaip tu gyvuoji. Kas buvo? Nu tai tipo, pradėkim nuo to, kad labai kažkaip lietai važiuoja kiti. Čia aš lietai važiuoju turiu, o kiti turi greitai ir tada man palikti vietos manevruoti. Važiavau ir prieš mane važiavo mašiniukas ir jis man rodo posakyti pavažiuok, žinai. Nu ir gerai, tai aš važiuoju, nes jis jau labai lietai. Ir aš tipo važiuoti ir toks kalno užsukimas, žinai. Ir dešiniai pusėje kažkoks automobilis sustojęs. Tai reiškia, visi turim lietai važiuoti, o jis man parodė posakį ir aš lysti ir tada tas stovi, aš per vidurį ir tas čia. Biška varinės. Nu ir aš nesupratau, žinai. Nu tai man, o šiaip tai vėlia kaip stresas, nes trasa šlapia, vis tiek, dar dabar gal prapūs, bet praeitą kartą, pavyzdžiui, visiškai sausa buvo, dabar važiuoju ir žiūriu, kiek čia tempia tą mašiną. Šiaip aš norėčiau dar pastebėti, pasižiūrėkite mūsų mašiną, kaip pasikeitė. Taip. Nes aš tai realiai pirmą kartą kol kas matau, pasižiūrėkit, kiek daug čia. Mūsų amazing dekoras. Čia yra 4000 virš. Atsargiai. Taip, apie 4000, nežinau, ar visus spėjo surašyti iš tikrųjų, bet esmė, kad... Dar bamperis biški yra vietos, bet šiaip tai visas automobilis. Čia yra visi, kas nori laimėti automobilį, surašyti, aišku, dar papildysim, nes yra va čia liko laisvų vietų, bet reikėjo jau važiuoti į lenktynės, tai tipo. Aš kaip ir minėjau, mes visiškai be treniruočių, nu ne mes, Jurgita be treniruočių važiuoja, tai čia dabar yra treniruotės, tai kaip sakyk, baisu. Čia yra šiaip gal ir žiauriai neatsakinga, visų pirma, be treniruočių varyti. Esmė, kad nebuvo laiko čia kažkaip pasitreniruoti normaliai. O ar baisu, tai jo. Pirmą kartą, aišku, buvo, kad ir su pasiruošimu daug baisiau, o dabar atrodė nebaisu, bet kai liko 10 minučių iki važiavimo, kažkaip pradėjo vėl širdį sunku darytis, kojas linksta. Žodžiu, pirmas važiavimas buvo 9:00, tai operatorius dar lovai gulėjo. Šiandien turim rugpjūčio 10 po 5:40. O kitas važiavimas bus 11:25, tai galim power napą pasidaryti. Bet tai čia žiauru. Renkuosi kairę. Ar čia kairė? Kairė. Jeigu ten visas lenktynės ištarti žodį bėgti, tai užduotėlė numeris 2. Vis tiek šiandien greičiausiai ims iš tavęs interviu kažkurio metu. Tai čia yra 2 žodžiai ir kai ims iš tavęs interviu, tu būtinai turi pasakyti vieną iš šitų žodžių. Tai tu dabar pasirink, kokį žodį būtinai interviu. Koks keiksmažodis? Kokį žodį? Koks nors žodis. Gerai. Dešinį šį kartą. O? Ananas. Tai interviu būtinai turėsi paminėti. Aš sakysiu, gražus jūsų ananasai. Žiūrovai negirdėjo, bet jau Jurgita vieną kartą panaudojo žodį tą tipo. Tai kažkada jau po važiavimo eisim prabėgti aplink visą stovį. Gaila, neina užgaudyti čia kiekvieną tipo žodžių, bet jau yra 3 ratai pasigirti. Aš nebekalbėsiu gal geriau. Gerai. Aš jau nusibaudau. Tai čia bėgam? Jau dabar bėgam? Gerai, bėgam. Bet tai kodėl aš bėgu, aš nesuprantu. Prie ko čia? Labai gerą užduotį sugalvojai, labai patinka. Na, man ne tik tai Jurgita, bet ir aš turiu bėgti, nu nesąmonė. Aš galiu papasakoti aptoti. Kol bėgi kažką papasakok, bus gerai. Kokia nesąmonė, aš jau gailiuosi. Tai jau sukt galim? Aš jau gailiuosi savo užduotį. Labai gera užduotis. Mission complete. Čia kritikuoju. Aš sakau, kad reikėtų nepabėgti. Pavyzdžiui, nusigerti. Man patinka va bebenčiuko kelionės, pavyzdžiui. Dar yra va bimbam. Bet šiaip kitiem tai rekomenduočiau susigalvoti kūrybiškesnius nickname'us. Lemba kritika. Ne, vardas taškas pavardė ir skaičius, nu tipo. No. Take it out and show it to me. Now. Now. What's your disability? Prove it. Pasirodo mūsų operatorius be triusikų šiandien sakė atvažiavo. O šiaip man stresas. Aš matau Jurgitą jau kaip pilvas. Man žinok, net ne pilna, bet šonkaulis čia kažkaip ir kojų apačias. Šį kartą paimtas antistresinis šuo, kad mažintų man įtampą, bet nepadeda. Kartok su manim, nesiparink. Nesiparink. Tipo. Nepasakiau. Ai, bravo, beveik prigavau. Sparink. Nesparink. Nesparink. Nesparink.
Šumacheris parvažiuoja. Visi sako, kad labai gerai varėjai. Ja, išskyrus tai, kad gavau įspėjimą ir griežtą įspėjimą on stop. Lemba, tu čia taip pusę valandos, tai varėjai kai reikalas. Aš dabar padariau viską max. Eik, gerai, varėjai, lemba, tikrai matosi, net ant postokio, kur nebestabdai jau gerai. Tu nebūk pavargas, nes dar 13 ratų tavęs laukia. Gerai. Aš tipo galėčiau vaidinti, kad čia žiūri esu kieta ir čia tipo easy peasy, bet šiaip tai afigenai karšta. Dabar pertrauką turim, tai pažaiskim dar vieną žaidimą. Išsirink. Yra 2 užduotis. Išsirink dabar. Pala, leiskim Tonį, jis man išrinks. Nu, Varšas pavargęs, rinkis, mažyti rinkis. Kuris? Šitas. Gerai. Nu tai va. Dovana operatoriui. Turi... Aš tau kažką turiu padovanoti. Žiūrėk. Ne, šitas netik. Dabar žodžiu. Čia yra servetėlė. Iš visos šitas lenktynių stovyklos turi man kažkoje dovaną padaryti. Taip, tai mano operatoriui už sunkų darbą ir tokį vargą labai norėčiau padovanoti vitamino D, kad gerai jaustumės į sveikatėlę. Dar vieną dovaną. Noriu įteikti tau iškilmingai šitą juostelę. Ai, čia kur dalyvis? Taip. Tai aš dabar dalyvausiu. Nu, čia neparašyta, kad dalyvis. Parašyta? Ai, parašyta. Tai tu esi dalyvis, va. Tai žiūrėk, pavardysiu žodžius. Pasakyk, ar šitie dalykai yra susijęs su automobiliu, ar ne? Granata. Taip. Bobina. Taip. Generatorius. Taip. Vairo purkštukas. Ne. Hamutas. Spėju, kad, nu, toks, bet esu girdėjus tą žodį, bet manau, kad taip. Treniruotės baigėsi, prasidės lenktynės, stresas kyla. Tai geriausias laikas yra minutė 3:08, tai gal kažkaip net minutė 3:07. Net nežiūrėkime tą laiką geriau. Kažkaip minutė 3:07. Pavyzdžiui, mane ramina, kai aš negalvoju apie rezultatą. Tu nebijuok, žiūrėk, bijo jie dėl kuro, nu tu nejuokauk, kiek čia dar to kuro yra, ką jis. Aš tai nebijau. Gerai, reikia pasirikiuoti, ne? Varom. Davai, varom. Antrąją damą šios dienos lenktynėse, kaip sekasi, kai labai jau karšta važiuoti, kaip pirtelė? Labai karšta, kaip pragare. Oho. Tiesiog, max. Tai jau kaip susikaupt sekasi važiuoti traktoriją. Sunkiai. Taip, aš turėjau pasakyti žodį ananasas, bet nepasakiau, todėl pati esu ananasas, va, prašau. Kaip sekėsi važiuoti, labai stresas buvo, nes prieš išvažiuojant, kai ta mašina čia apsisuko, žodžiu, pro lygą varė, mašina apsisuko trasoj. Ir aš kažkaip tiesiog pastebėjau, bet kai važiavau, aš įsivaizdavau, kad aš tai čia taip apsisuksiu. Kitas dalykas, 2 kartus buvo raudona vėliava iškelta, tai reikėjo išvažiuoti, tipo sustoti. Nes mes tai nematėme. Pirmam tai nežinau, bet antram kažkas trenkėsi į sulėtėjimo zonai esančias padangas ir numušė lempą ten savo ar kažką. Dar norėjau pasakyti, kad mačiau vieną vėliavą, bet nežinojau, ką jinai reiškia. Kokia vėliava? Nesakysiu, nes čia turbūt aš privalau ją žinot. Geriausiai lenktynininkai turi pirmos vietos. Žemai lenkiuosi. Tai. Prašom. Tada turim dar kelių pakštą. O, Dieve. Geriausiai lenktynininkai. Ir žinoma yra piniginis prizas. Aš labai mėgstu pinigus, iš kur tu žinojai? Sveikinam su Ačiū. Aš galėčiau apsiverkti, jeigu nebūčiau tokia pavargus. Tai nieko, mes turim dar vieną žaidimą. Čia realiai nėra blogų variantų. Nu, ir 2 variantai. Renkuosi dešinį. Aperolio! Varom. Mes Nidoj aperolio pagėrėm, palenktyniavom, nuotaikas geras. Va, tokios. Tai ką, baigiam šitą dieną. Išgėriau pagaliau savo lauktą aperolį. Dabar jaučiuosi dar 5 kartus labiau pavargusi. Ir ką mes norėjom jums priminti, šiaip labai svarbu,
Rašykit komentarus, nes mes šitą nuostabų lenktyninį automobilį jums padovanosim. Po rugsėjo, man atrodo, 28 dienos važiavimo, ne? Teisingai. Nu tai spalio pradžioj kažkada bus konkursas, tai čia šiaip esam surašę, net nepakalbėjom šiandien apie mašinos dekorą. Tai čia visi komentarai, kurie nori laimėti automobilį. Tai kokia mintis yra? Tai bus šitas automobilis, tada mes mesim kažkokį lipnų daiktą, jisai prilips ir tarkim, jeigu prilips prie šito vartotojo, mes parašysim ir pakviesim į konkurso finalą, sugalvosim kokį nors fainą žaidimuką ir tada laimėtojas važiuos namo su šita Audi TT, kuri dar bus ir su visa istorija lenktynių. Tai Jo, prašom. tai skubėkit, rašyk komentarus, nes vietos nedaug. Va čia yra dar ant stogo, čia likę ir priekį šiek tiek. Taip, tai rašykit ir palaikykit, o mes ką, viskas važiuojam namo, aš jau žiauriai noriu miego. Visą gerą.